Klausimai tie, kad mes galime susipažinti su įvairių tautų, nacijų, kultūra, papročiais. Neseniai man teko koncertuoti Gruzijoje. Įdomus žmonės, gera publika, nors ne visi šią salėje sėdinčių buvote toje saulėtoje Respublikoje, bet aš manau visi puikiai pažįstate tuos įdegusius žmonės, dažnai juos sutinkate mūsų miestų ir miestelių gatvėse, skveruose, na ir visur kitur, kur galima plačiau susipažinti su mūsų Respublikos gyvenimu. Taip, gruzinai labai mėgsta keliauti, jie iš visos širdies turistai. Kaip žinote, Gruzijoje yra labai populiarūs tostai. Būnant ten, man jų teko girdėti dešimtimis. Ir štai grįžus iš gastrolių, vienas mano draugas gavo butą, pakvietė mane į kurtuves ir ten buvo daug kalbama, linkima, keliami tostai, gerių žodžių buvo minimi statybininkai. Ir staiga aš prisiminiau vieną грузинишką тостą. Пращите мне с этого маленького бокала, но с большим чувством, выпить за моего хорошего друга, которого я всегда вспоминаю летом, весной, осенью, зимой, утром и на заре, когда я просыпаюсь, я вспоминаю своего друга. И когда я пью вино или смотрю на горные вершины через окно троллейбуса, я вспоминаю своего друга. И когда я возвращаюсь домой после работы, я вспоминаю имя моего друга. И когда поздней ночью мои мысли корочаются в моей головной коробке, я вспоминаю имя моего друга и никак вспомнить не могу, как его зовут, черт его побери. Но не в имени суть дела. А дело в его замечательной гордой профессии строителя. Так, выпьем же, друг, за строителя. Taigi ir tame pobūvyje daug gerų žodžių buvo sakoma statybininkų adresų, kol kažkas nepasakė, mūsų statybininkai irgi turi savų trūkumų. Ir čia visi kažkodėl sužiūro į mane. Na taip, aš neseniai buvau gavęs butą, bet jau bent statybininkams jokių pretenzijų aš nereiškiau. Galbūt jeigu patys statybininkai papasakos apie savo trūkumus. Susitinka du bičiuliai. O! Sveiks! Petre, kur dabar dirbi? Agi statybai dirbu. A ko darai? Agi rūkau. Kaip tai rūkau? A va taip, ateinu darban, kranas yra, skedinys yra, plytų nėra. Einu ant meistrų, sakau, kas čia dabar pavelnių išeina, sakau, kranas yra, skedinys yra, plytų nėra, ko daryt? Ana saka, perekūrų daryt. Nu, ko daryt, sėdžiu rūkau, atvažiuoja mašinas, ataveža plytas. Nu, ko, plytas yra, kranas yra, skedinys sukietėja. И ko daryt, rūkyt. Toliau, atvažiuoja mašinas, ataveža skedinį. Plytas yra, kranas yra, skedinys yra, mašina dirbt, ne mašina, kol atol, pietų pertrauka perekūras. Aš lakiu meistrų, sakau, kas čia dabar pavelnių išeina, sakau, aš dirbt noriu, naudot, nesaka, gerai, saka, naudau. Mes savo kvartierų davėm, ko daraitė, sakau, nereikalinga man ta jūsų kvartiera, sakau, aš susirinkimą išstosiu, viskų pasakysiu. Nu ir ku, susirinkimą išstojau, burnų pražiojau, sakau, draugai, čia pirmininkas burnų užušaupė, susirinkimą uždarė, perekūrų padarė. Man galva suktis pradėjo. Man galva kaip cirkelis pradėjo suktis. Man blogą pasidarė, mane ligoninę nuvežė. Daktaras apžiūrėjęs, saka, čia labai pavojinga liga, reikalinga skubi operacija, reikia pagalvoti ir išėję parūkyti. Nu, ko skubi operacija? Paguldė mane ant stalą, ant nosies uždėjo kažkokio tai klaraposą. Jis saka, skaičiuok. 1, 2, 3, nu ko, brač? Reikia skaičiuoti? Skaičiuoju. 1, 2, 3, sakau, daktarė, sakau, a tu peilį turi? Turiu. 4, 5, 6, sakau, daktarė, sakau, a tu adatų turi? Turiu. 7, 8, 9, 10, sakau, daktarė, sakau, a tu sūlų turi? Turiu, saka, kam klausi? Sakau, kam klausi? Sakau, tu mani prapjausi, už užsūt reikės? Sūlų pristiksi, nusiųsi atnešti, perekūrų padarysi. A mano pilvas, taigi,
prapjautas, aš gi nustypt galiu. Saka, gali būt spakainas, viską par mum yra, viską par mum užteks. Sakau, koi spakainas, kau par jum viską yra, a pas mum šitą nėra, to nėra, kita nėra. Ir čia man snukė kažkokių tai smirdančių maskių uždėję. Ir mane toks snaudulys apijėmė. Ir lyg per mėgus girdžiu, kaip daktaras saka, dirbt reikia. Visų pirma, galvot gerai reikia. Tada bus didelis parekas ir mažas perekūras, lobrač.